komiteto nariai, administracijos darbuotojai, gerbiama merė, direktoriau. Šiandieną susirinkome į ekonomikos, finansų ir vietinių ūkio komiteto posėdį. 9 komitetų narių dalyvauja 100% visi, kvorumas yra. Kokių būtų pastabų dėl darbotvarkės? Darbotvarkė yra pateikta 11 klausimų, ar būtų kokių papildymų, pasiūlymų ar išbraukimų? Nėra. Tada reikia prabalsuoti, kas už tai, kad tokia darbotvarkė būtų patvirtinta. Kviečiu balsuoti, kas prieš, kas susilaikė, visiems pritarus, darbotvarkė patvirtinta. Po atostogų susirinkom, jau senai besimatėme. Tai turbūt vienas iš pagrindinių klausimų būtų apsvarstyti, kada lauksim kitų atostogų. Būtų vienas iš pagrindinių, bet jau turim 11 rimtų klausimų. Tai ir pradėsime nuo pirmą patvirtinom posėdžio darbotvarkę. Antras klausimas būtų dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2026 metų vasario 19 dienos sprendimo numeris T113 dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2026-2028 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Julija Balvočienė. Šau, Julija. Labą dieną. Teikiu sprendimo projektą, kuris buvo parengtas, tiksliau neplanuotas šį mėnesį teikti, tačiau kadangi gavome dotacijų, tai yra parengtas sprendimo projektas papildant asignavimus 774 336 eurais, paskirstant tom įstaigom, kurios gavo šias papildomas dotacijas įvairiems projektams įgyvendinti. Aiškinamajam rašte smulkiai yra surašyta kiekviena iš dotacijų rūšių ir pagal kokį teisės aktą jiems yra skiriamos lėšos. Taip pat tuo pačiu prijungiam 7700 biudžetinių įstaigų gaunamų pajamų. Čia dvi biudžetinės įstaigos gaus papildomai ir joms pačioms nukreipiama į asignavimų dalį. Trečia pozicija, kuri yra keičiama, tai yra skolinimasis iš 2027 metų ir 2028 metų perkeliamas būtų į šiuos 2026 metus. Todėl sprendime yra keičiami ne tik tai 2026 metų rodikliai, bet ir tų paskesniųjų metų. Tai būtų 2027 ir 2028 metais mažintųsi po 2,7 milijono eurų skolintos lėšos ir jos būtų perkeliamos į šiuos metus. Dar 100 000 yra didinama dėl to, kad mūsų biudžeto apimtis praėjusį tikslinimą buvo padidinta ir yra galimybė šios metus didesnį skolinimąsi turėti. Tai tas patikslinimas, jisai yra, kaip sakyt, planinis, tačiau nereiškia, kad jis faktiškai gali būti įvykdytas. Kaip žinot, praėjusiais metais ėmėm paskolą sporto arenai statyti 9,5 milijonų eurų ir jos paėmimas buvo išdėstytas per keletą metų. Tuo pačiu buvo planuojami tam tikri kiti finansavimo šaltiniai, kurie šiuo metu yra kaip tik sprendimo stadijoje ir kol nebus, gautos iš kitų finansavimo šaltinių lėšos, gali būti, kad finansavimas iš savivaldybės biudžeto sutriktų. Todėl yra numatoma perkeliama šita suma, kaip minėjau, 5,5 milijonų eurų į šiuos metus, užsitikrinant, kad jeigu būtų problemos, kad galėtume finansuoti ir nestabdyti taip gražiai įsibėgėjusių šitų statybų. Tai sprendimo projektas buvo parengtas toks, tačiau yra dar viena
situaciją. Mes gavome viešosios įstaigos regioninę Mažeikių ligoninę raštą, kur detaliai yra aprašoma situacija. Iš tikrųjų yra probleminė situacija ligoniniai, kadangi, kaip rašo, neturi jie, trūksta apyvartinių lėšų, yra įsiskolinimai dideli ir, reiškia, būtų prašymas iš ligoninės skirti papildomą 600 000 eurų finansavimą trūkstamom apyvartiniam lėšom padengti. Tai apie situaciją aš nežinau, gal Merė ką nors dar sakys? Tai turbūt esmė ir yra tokia, tos visos situacijos. Kaip vedybė. Žinot, šiuo momentu ligoninė neturi nuolatinio vadovo, vyksta konkursas, jau dokumentų teikimo laikotarpis jau baigėsi, pats konkursas yra ministerijos data, čia yra ne mūsų, nes tikrai stengiasi kiek įmanoma anksčiau, bet yra numatyti rugsėjo pabaigoje tik konkursai. Ir neturint to vadovo nuolatinio turbūt, arba vadovo, kurio galėtume dirbti iš vieno ir atima ir nuosekliai eitume į priekį. Na, pastaraisiais metais šito neturėjom. Ir pati visa situacija sveikatos srityje irgi yra regionams pati palankiausia. Gerai gyvena didžiosios ligoninės, o mūsų ligoninė realiai, jeigu taip kalbant tiesiai, nelabai kuo skiriasi nuo kitų regioninių ligoninių savo problemų sprendimu, savo problemomis, tik tiek, kad galbūt kitur vadovai turi matymą, strategiją, kaip gyventi, kaip iš to išeiti. Tai mes šitoj vietoj esame šalia su patarimais, su pagalba, bet viduje dirbančio žmogaus atsakingo šiuo metu mes neturim. Ir situacija yra susidariusi tokia, kokia yra. Yra minusas yra apie 1 milijoną, tačiau dar šitą situaciją, kaip čia paspartino turbūt vasaros laikmetis, kai sumažėja, visada yra jau tokia tendencija vasara ir pacientų, kai mažiau pacientų, mažiau yra teikiama paslaugų ir automatiškai mažiau gaunama apmokėjimo iš ligonių kasų. Plius vasara yra atostogų metas ir reikalingos didesnės išlaidos sveikatos priežiūros darbuotojų tiek atlyginimams, tiek atostoginiams išmokėti. Ir šiandien situacija yra tokia, kad ir mums nėra lengva, kaip savivaldybei metų vidury, kai darbus planuoti, sutartis pasirašytos, surasti, taip ir paimti tokią reikšmingą sumą, tai yra tikrai galvosūkis. Bet aš manau, kad ir mes taip galvojame, ir jūs kaip politikai, kuriais gyventojai, galvojame apie savo gyventojus ir visgi manom, kad reikia gelbėti ligoninę. Turime vieną Mažeikiuose ir tikimės, kad įvyks konkursas, vadovas ateis naujas ir vėlgi su naujom viltim galbūt išgrisime iš tos visos situacijos. O kai šiandien turim, tai tiesiog yra prašymas. Mes čia per penktadienį ir šiandien tos pinigus sužiūrėjom, administracija ir vedėjai čia pasidarbavo, kad kur galbūt atsilaisvina, kur perkilnoti. Ir todėl jau nebespėjom net įtraukti mes į biudžetą, nes nebuvo tokių planų, viskas čia taip, kaip sakyti, karšta dar, tik šilta. Ir ateinam į ekonomikos komitetą su šita problema, kurią turi ligoninė ir, savivalda, aš ir jūs turbūt irgi pritarsit, kad reikia tiesti pagalbos ranką ir skirti tas lėšas prašomas. Jie prašo 600 000 tam, kad galėtų susimokėti tiek tiekėjams už medikamentus, tiek gydytojams, darbuotojams visiems atlyginimams išmokėti. Tai būtų tiek turbūt, jeigu dar kažką.
Tai administracija peržiūrėjo, žinoma, jeigu komitetas pritartų, galėtume dar atlikti pakeitimus ir buvo peržiūrėtos programos. Tai galėtume, sakykime, per keletą programų surinkti tuos 600 000 eurų. Tai būtų ekonominės plėtros programa, mažinama būtų 125 000 eurų. Tai būtų tos pačios ligoninės modernizavimo projektas. Šiuo metu ten lėšos nereikalingos yra ir tokiu būdu jas galėtų dabar panaudoti šitai pagalbai. Toliau švietimo, kultūros ir sporto gerinimo programa. Nedidelė suma, bet 34 800 eurų yra panaudota mažiau gabių mokinių skatinimui. Tai jau iš tikrųjų, kadangi buvom planavę daugiau išmokėti, sumos reikalingos jau yra išmokėtos, tai čia jau tikrai yra netekę paskirties asignavimai. Toliau yra iš trečiosios programos tvarios infrastruktūros ir aplinkos programa. Tai iš aplinkosauginių projektų 376,9 tūkstančiai eurų. Ir socialinės gerovės ir sveikatos ir visuomenės programa būtų 63,3 tūkstančiai eurų. Tai bendra suma iš tų 4 pozicijų susidarytų 600 000 eurų. Kai kur galbūt, sakykime, būtų panaudojama lėšos iš kitų šaltinių, iš gaunamų pajamų, iš patalpų nuomą. Tai iš savarankiškosios dalies šios lėšos atsilaisvintų. Tai būtų tokie pasiūlymai atlikti, jeigu pritartų, tada, jeigu komitetas pritartų, tada mes koreguotume sprendimo projektą ir tarybai jau galėtume pateikti su tais pakeitimais. Kaip kas turės klausimų pranešėjai? Aš norėjau Julijos paklausti, jeigu galim, Ša. kodėl gimdymo skyriaus, kaip čia įeina ta 600 000 net? Tai čia bendras visos ligoninės. Aš suprantu, skola milijonas, plius minus, ar ne? 600 duosim, ar tai padės? Tai kažkur kitur užsidegs. Matot, situacija yra tokia, kad būtent kaip ir sakau, vasaros laikotarpis dar, patekom dabar su šitą situaciją, bet kiek turime informacijos, vaikų ligų skyrių yra planuojamas skirti sumą iš ministerijos, ne tik mūsų, bet čia visoje Lietuvoje. Kitas laikas ruduo, visi grįžta, vėlgi, sakykime, ir to atostoginių bus mažiau, tai jie irgi ekonomistai, buhalteriai, visi buvome čia susirinkę ne vieną kartą, jie dabar susidėliojo taip, kad sako, dabar tie 600, o paskui jie tikisi, kad jau išbristų iš tos sudėtingos situacijos. Tai esam šalia, kaip pasakyti, kalbėsimės ir žiūrėsim, jeigu matysim, kad dar kažkur stringam, tai skirsim, bet esmė tame yra, kad išlaidos taip, gydytojų atlyginimai yra sukelti, regionai visi su šito vargsta, lengviau yra didžiosioms ligoninėms, didiesiems miestams, bet regionams norint gydytojus iš kitur, tai taip yra tokia situacija, iš visur pasižiūrėjom. Ir kažkokie tai pokalbiai, persvarstymai, galim kalbėtis, kaip sako mūsų vietiniai daktarai su mumis, kurie dirbam po 30 ir daugiau metų, kurie esame mažeikiškiai, mes turim galbūt kitokį matymą ir supratimą. Bet tie, kurie yra atvažiuojantis, tiesiog jie važiuoja ten, kur yra mokami didesni pinigai. Ir jie tiesiog, su jais nėra net dialogo, ko vesti, nes jie tiesiog nemokėsi tiek, kiek sutarta, jie išvažiuoja kitur, nes kviečia daug, agentūros yra įkurtos medikams, jiems tiesiog yra sąrašas prieš akis, kiek ir kur moka ir kokia yra paklausa. Tai tokie esame šiandien situacijos kaip ir įkaitai, bet dar sakau, vasaros laikotarpis ir atostoginiai ir mažiau uždirbom, tai taip mes išsidiskutavom ir tokį skaičių ligoninė prašo šiai dienai. Tiek pinigų,
kad skirti, kad jie galėtų toliau gyventi, o paskui laikas parodys, ar jie išsisuka, ar dar reikėtų. Nes ir tuo 600 surinkti iš tiesų mums tikrai reikėjo padirbėti, surasti metų vidury, tai ne 60 tūkstančių, ne 6, tai yra 600. Tai jau, manau, kad tai yra reikšmingas. Kas dar nori paklausti, gal ir ne tik klausimų, bet ir pasiūlymų turi? Linai, prašau. Čia 5,5 milijono. Čia jinai yra maksimali pagal fiskalinės drausmės, ar mes dar galėtumėm skolintis, jeigu šiais metais reikėtų? Ar mes išnaudojame maksimaliai savo skolinimus limitą? Jeigu kalbam apie skolinimus limitus, tai mums limitai yra, kaip sakyti, savivaldybės skola, tai mums labai toli iki to limito, nes 60% pajamų, o tai jeigu 135 milijonai, tai įsivaizduoju, 60% tai yra didelis limitas, tačiau riboja kasmetinis, kur sakykime, jeigu kiek mes gražinam paskolų, tiek tai sumai galim paimti, tai šiemet yra 722 su virš tūkstančių eurų ir plus buvo numatyta 2,6. Šiaip yra ribojimas 1,5%, galima skolintis daugiau negu pajamos, asignavimai reiškia ant skolintų lėšų gali būti. Tai šioje situacijoje žinoma, kad mes viršysim, bet tą nuokrypį įstatymas leidžia ištaisyti per kitus 2 metus. Per ateinančius 2 metus mes susimažinsim tada. Taip. Ir šitie pinigai dabar 5,5 milijono, jie būtų kaip panaudojami kaip apyvartiniam lėšom ar kaip tiksliniam finansavimui būtent ligoniniai ir, kaip supratau, likusi suma. Čia sporto centras, paskola yra tik sporto centrui. Šitie 5,5, o 600 tai dar. Sumažinam tam tikras programas ir paskiriam 4 programai, paskiriam. Čia dabar neįtrauktai. Žadėję išvardino, iš kur kiek ligoniniai. Būtent sporto arenos pinigais, kadangi užbaigimas numatomas yra, jeigu taip viskas kaip dabar vyko, Lygiai taip. kitų metų pabaigoje, gruodį, tai realiai taip, kaip buvo suplanuota, mums ir tos net nebetikslingos, mes jų net galbūt nebepanaudotume, jeigu reikėtų. Tai mes jų ir nesistengsim naudoti, teikiam paraiškas ir dėl kitų finansavimo šaltinių, bet vėlgi, kaip ir praeitą kartą, taip ir dabar, čia yra tam tikra pagalbė, kad tiesiog vykti darbais suvėluotų finansavimas. Nes mes nesam dar išnaudoję ir praeitos tos sumos, sakykime, ką buvo. Koks likutis dar yra tas praeitos sumos? 1,111. Dabar tie 5,5. Kur numatoma? 6. Iš 9 reiškia milijono dar yra su viršum. Ne iš 9, iš 2,6 milijono, kur mes šiemet buvom iki šiol. Pradžioje. Tai dar 9 buvo su pusė. Žadėjau. Tai čia tas pats eina nuo 25 metų. Nu, tai kiek iš 9 dar? Kiek paskolos dar turim? Mes viso turėjom 10,6 milijono paskolinę arenai. 9,5. 9,5. Ir plius 1 kablis. Iš praeitų metų. Jo, iš 25. Ne taip. Dabar mes turim praėjusiais metais mes buvom paėmę šios paskolos 887,5. 9,6. 488 eurai ir 24 centai, jeigu tiksliai. Tai, o šiemet mes paėmėm apie 1,5 milijono. Einat. Šiuo momentu dar galim paimti netikslinus biudžetą 1,111,000. O tie, kurie bus paimti, jeigu bus poreikis, tada Jie taip, kadangi šiandieną jau pateikėm paraišką švietimo ir mokslo sporto ministerijai, pretenduojam į maksimalią sumą. Kokią? Tai bus
9 milijonų berods ten pagal galimybę, bet tai nereiškia, čia priklausys nuo konkurso, kiek dalyvaujančių, pretenduojam į maksimalų balų skaičių. Bent jau dėl to čia ir tarybos sprendimai. Tai čia vertina agentūra tą dalyką, ne švietimo ministerija. Švietimo ministerija tik tais teikia finansavimą. Ir per tą periodą, kol, sakykime, dabar tik tais šiandien užsidaro paraiškų teikimas, apie 2 mėnesiai bus tikrinimas. Ten tikrinimas nuo iki, ten ir valstybės pagalba ir taip toliau. Rimtas tikrinimas. Ir tuomet mes tikėtis galime geriausiu atveju lapkričio mėnesį kažkur tai. Tai per tą laiką, kad nestabdyti tempų, yra suderinta su rangovais. Jie šiais metais preliminariai apie 12 milijonų daro aktavimo. Tai, kad suderinti, kad nestabdyti tempų, mes, sakykime, finansinę pagalbą. Galimai panaudosim kažkiek tai. Bet jeigu sklandžiai mes gauname iš ministerijos pirmenybę tenais, arba atstatymas, čia vėl variacijos. Ir čia tie 9 milijonai turite omeny bendras finansavimas, ten gali būti kokia 10 ar ne paraiškų ir jeigu mes padalinsim, tai gautųsi nuo padėjimus. Ten yra sudėtingos formulės, yra ribotas lėšų kiekis. Šiem metam, sekantiem 3 metam yra iš viso 40 kažkeli milijonai ten. Tai čia yra sąlyginai nedidelis lėšų kiekis. Kaip visai. Bet yra tokios lubos uždėtos, kad iki 9 milijonų dalyvauja. Tada bendra skola mūsų, kaip savivaldybės, būtų tie 9,6 buvom ir plus 5,5. Ar ne? Būtent. Ne taip. Aš vis tiek nesu. 5,5 įeina į 9. Į 9. Naujos skolos nėra. Naujos skolos nėra, tačiau mes norint pradėti naudoti, turim ateiti į tarybą ir sudėti jos į biudžetą. Čia viena ta paskola, kuri buvo, kaip čia pernai, ar metų pradžioje pernai. Ir ta pati ir yra. Tik mes pasnelį ją į biudžetą dedam, suprantate? Biudžetas yra 3 metai. Taip. Tai va dėl to yra, reiškia, mes pernai paėmėm. Ar buvo per 3 metus? Tai buvo šitaip. Mums greičiausiai nebereikalingi tie pinigai, sakykime, ypač 3 metais. Ir perkeliam. Ir įstatymas leidžia tą dalį. Dar mes jau turėjom dar vieną paskolą, 1,290 000. Taip, Šita buvo išleista pernai. Dar anksčiau jau šitą. Ir dar iš savarankiškų buvo skirta lėšų. O ta didžioji, sakykime, vadinama paskola, tie 9 kur buvo milijonų, tai čia apie tą pačią kalbam, tik jeigu mes jos visos iš karto nepėsim. Buvo patvirtinta, bet nepradėta imti iš jos. Dabar tiesiog perkeliam šių metų biudžetą. Nenauja paskola, įmama tą patį. Čia iš 28 metų perkeliam, tai tarkim 27 lieka 28. Mes ėmėm paskolą, kad laiko ją reikės, o įmama pagal paraišką, tada, kada reikia. Bet mes paimti paskolos galim turėti ir 100 milijonų, jeigu nebus įtraukta į biudžetą, mes negalėsim. Tai va dėl to koreguojamas skolintų lėšų planas, perkeliant iš būsimų laikotarpių šios metus, kad reikalų esant galėtume paimti. Ar dėl sporto ir pramogų arenos paskolos turbūt visiems paaiškinta, išsiaiškinta ir visi teisingai suprato. O dėl ligoninės ar dar turit klausimų, pasiūlymų? Kaip projektų bus ligoninės? Su projektu niekas nesikeičia. Vykdomas yra projektavimo dabar darbai ir kiek su Daiva bendraujam, viskas ten vyksta. Nesustojo Daiva dabar Jurkūnė neina laikinai direktoriaus pareigas. Ir viskas vyksta, tiek paslaugų teikimas, tiek projekto vykdymas, ligoninė dirba įprastų režimų, galbūt vasaros režimų, bet šitoje vietoje niekas nesikeičia, projektas yra vykdomas, tiek aišku, sakau. Galbūt labai norisi, kad vadovo žvilgsnis, nuolatinio vadovo žvilgsnis, susidėliojimas ir atsakingas darbas, galbūt ir greičiau galėtų išjudinti, arčiau jėtume į priekį. Žinot, kaip yra. Pastatai, projektai, visko galim turėti daug, bet visur reikia žmogaus įdirbio.
Tai va šitoj vietoj, bet viskas vyksta. Tai projektavimo darbai yra nupirkti. Taip. Tai čia antras projektas. Visiškai naujas. Neatitinka jo aprašo reikalavimų. Taip, klausimų daugiau, kas turi. Galbūt tai vis tiek, jeigu ten buvo projektavimo darbai nauji, tai čia tik terminai ten nebegaliojantis 27 metam gruodį. Iki 27 metų turėtų gruodį. Pratęs terminai. Kiek finansavimo, tai sudėjimo nemažai. Ar kaip tai mes čia? Tarybai, tai Yra viskas priimta, bet iš tiesų tai ministerija kaip tik, mes matant tą situaciją ligonė sudėtingą, net ir pernai, tai jie netgi padidino prisidėjimą Ministerija. Taip, iš ES lėšų. Ne pati ministerija, bet ES lėšos. Buvo padidintos, kad mums taptų mažesnė finansinė našta. O tarkim, dalininkai vis tiek mes ne vieni esame, o ką kiti dalininkai sako. Jie vat ir skiria, jie ir rūpinasi, sako, ES. Okei, dėl projekto, bet dėl tų milijonų, kad čia mes dabar esame klimpę, ką jie sako. Pusė tegu prisideda. Turtas, kaip bebuvę, yra savivaldybės. Ir, Žinoma, dėl to juokaudam sakau, kad kursas, taip, jie visur dalyvauja. 300 ministerijų. Kaip mes išvardinom, kiek mes jau ten, sakykime, kaip savivalda prisidėjom, jie sutiko padidinti irgi ten, tam tikrus žingsnius nuėjo, kad ES lėšos mums padidintos, kad mažiau iš biudžeto reikėtų, bet tokių, sakykime, lėšų, kad būtent, kaip dabar apyvartiniam lėšom, tai, jeigu kalbant, negali būti turbūt nei kalbos, net nesvarsto tokį. Daugiau klausimų, kas turėtų? Davidai, Živilė. Neturit. Reik pinigų į viskas. Ir aišku, čia, kas norėtų pasisakyti, klausimų nebėr pasisakyti, aš norėčiau tik pasakyti tai, kad būtų gerai, kad tų 600 užtektų. Kad atėjęs naujas vadovas rastų galbūt jau artėjant prie nulio tas skolas. Ir nemanau, kad jis atėjęs greit kažką pakeis. Būtų gerai, kad šiemet nereikėtų daugiau papildomai išskirti tokios didelės sumos, iš tikrųjų tai ir skaudžiai. Ir žinom, kad nuo to nelabai kas ten pasikeis, tik bus išmokėti atostoginiai, atlyginimai, skolos padengtos už kai kurias ten medžiagas ir paslaugas. Tai šiuo metu turbūt reikėtų pritarti, aš siūlyčiau ir teikti tarybai su pritarimu, bet dabartiniu metu reikia prabalsuoti, kas prieš. Kas prieš, aš prieš. Vienas prieš, kas susilaiko. Vienas susilaiko, 2 susilaiko, kitiem balsavus už, teikiam tarybai su pritarimu. Tada jums linkiu nesirgti ir tie, kurie susilaikė, tiem, kurie susilaikė, Aš juokauju, žinoma. Tai tas juokas pro ašaras yra, bet neturim kitos išeities. Reikia pritarti šitam sprendimui. Ačiū Julijai, ačiū administracijai, kad sugebėjo surasti iš visų kampelių, sušluoti likučius nuo programų ir teiksim tarybai su pritarimu. Svarstysime 3. darbotvarkės klausimą dėl laikinųjų nesudėtingųjų statinių įrengimo ir eksploatavimo konkursų organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimų. Pranešėjas architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Valdas Gerika. Prašom, Valdai. Labadiena visi. Labadiena. Šis aprašas jau buvo patvirtintas savivaldybės tarybos 25 metais gegužės 22 dieną. Tačiau dėl techninės klaidos sprendimas nebuvo įregistruotas teisės aktų registre. Ir teisės aktų registro administratorius informavo, kad sprendimą reikėtų teikti iš naujo. Ir rengiant ir teikiant aprašą buvo atlikti šiokie tokie pakeitimai. Tai reikšmingesni pakeitimai yra aprašo 5. punktas, kad konkursus vykdančią komisiją daro ne mažiau kaip 5 nariai. 7.1 punktas, kad architektūrinė statinių, laikinųjų statinių nesudėtingų išraiška turi atitikti miesto teritorijos, tai yra nesudėtingų laikinų statinių, reklaminių stendų, automobilių parkavimo aikštelių išdėstymų specialiojo plano patvirtinto 12 metais gruodžio 28 dieną sprendimu T1 407
sprendinius. Tai yra siūlomas specialiajam plane, siūlomas architektūrinės formos. Taip pat 37 punktas, kad kai statinys yra statomas valstybinėje žemėje, nesuformuotoje žemės sklypais, konkurso laimėtojas turi gauti sutikimą statyti laikinai nesudėtingą statinį, vadovaudamasis pakeistomis 26 metų balandžio 15 tarybos sprendimu patvirtintomis sutikimų statyti laikinuosius nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurio nesuformuoti žemės sklypai išdavimo taisyklėmis, ir 25 metų birželio 20 dienos nacionalinės žemės tarybos direktoriaus įsakymu patvirtintomis nacionalinės žemės tarnybos prie aplinkos ministerijos sutikimų statyti statinius išdavimo taisyklėmis. Taip pat aprašas papildomas naujų 6 skyriumi, tai yra 43 punktas, yra nustatomi fiksuoti pradiniai finansiniai įnašai, statiniams be pamato 500 eurų, o su pamatu 1000 eurų. 44 punktas, sutartis su laimėtoju yra pasirašoma 5 metams. Ir 45 punktas, jei laimėtojas vykdo visas sutarties sąlygas, sutartis be konkurso gali būti pratęsiama 3 kartus po 5 metus. Tai iš viso gaunasi 20 metų. Ir jau po sprendimo projekto pateikimo norėtumėme paprašyti komiteto įnešti šiokius tokius pakoregavimus. Tai yra konkrečiai dėl aprašo 3 priedo sutarties su konkurso laimėtoju. Siūloma atsisakyti 3.2 punkto, kuris leidžia finansinį įnašą skaidyti dalimis. Na, kadangi jau yra nustatomi fiksuoti įnašai, jie sąlyginai nėra dideli, na, būtų nelogiška tiesiog skaidyti dalimis ir apsunkinti papildomai buhalterinius visus procesus. Ir taip pat papildyti sutartį 4 skyriumi sutarties priedai. Pirmas priedas yra konkurso objektų statinių išdėstymo planas, nes sutarties 1 punkte jis yra nurodomas kaip neatsiejama dalis. Ir 2 priedas konkurso skelbimas, nes sutarties terminai yra nurodomi būtent konkurso skelbimi. Tai va, tokie pakeitimai. Ačiū už pristatytą klausimą. Taip, kas norėtų paklausyti pranešėjo? Prašau. Tai kaip aš čia suprasčiau dabar, ar ne, kad mes lengvinam verslui galimybės, kur yra nesuformuoti žemės sklypai, dalyvauti konkursuose ir susimokėjus tą mokestį, ar ne, išsinuomoti, ar ne, žemės sklypą. Taip, aš suprantu. Neišsinuomoti, dalinai naudotis. Taip, mes palengvinam savo. Galima ir taip sakyti. Dėkui. Daugiau klausimų? Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Nėra. Tada dėl pakeitimų turbūt pritarsime tą, ką įvardijau pranešėjas, pakeis ten priedus 2 ir 1 punktą 3.2. Tai jeigu pritarėm, kad su pakeitimais, tada kviečiu balsuoti, kas prieš, kas susilaiko, visi balsavo už, teikiam tarybai su pritarimu. Ačiū pranešėjui. Noriu paprašyti komiteto narių sutikimo leisti svarstyti 5 darbotvarkės klausimą, 4 nukeliant į pabaigą. Jeigu sutiktumėt, tada siūlyčiau perėti prie 5 darbotvarkės klausimų, kuris skamba šitaip: dėl valstybinės žemės sklypo esančio Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių mieste, Juodpelkio gatvė 3, dalių plano patvirtinimo, žemės sklypo dalių nustatymo 1995 m. balandžio 11 dienos valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties numeris 61-95/0129 pakeitimo ir valstybinės žemės sklypo dalių nuomos. Pranešėja Kaimo reikalų ir Žemėtvarkos skyriaus vedėja Milda Šukienė. Prašom, Milda. Labą dieną. Labą dieną.
Šio sprendimo projektų siekiama patvirtinti valstybinį žemės sklypo dalių planą, taip pat siekiama pakeisti žemės sklypos nuomos sutartį su susitarimu pagal patvirtintą sklypo dalių planas, padidinamas išnuomojamo sklypo dalies plotas, pakeičiamas sutarties terminas bei valstybinės žemės nuomos sutartis išdėstoma nauja redakcija. Naujiesiam pastato, tai yra administracinio su parduotuve patalpų savininkam pagal valstybinės žemės nuomos sutartis 50 metų laikotarpį išnuomojamas sklypo dalys nuosavybės teisę valdomoms patalpoms ir kartu su jomis valdomoms statinių dalims eksploatuoti. Tai būtų tiek. Ir taip pat pakeičiama 95 metų sudaryta sutartis. Klausimų pranešėjai nėra, kas norėtų pasisakyti dėl sprendimo projekto, kokių būtų pastabų. Jeigu nėra, kas prieš, kas susilaikė, visiems balsavus už, teikiam tarybai su pritarimu. Svarstysime 6 darbotvarkės klausimą dėl valstybinės žemės sklypo dalių esančių Mažeikių rajono savivaldybėje, Mažeikių mieste, Pušų gatvė 20 nuomos. Pranešėja Kaimo reikalų ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Milda Šukienė. Prašom. Šių sprendimo projektų siekiama pareiškėjams pagal valstybinės žemės nuomos sutartis 80 metų laikotarpį išnuomoti žemės sklypo esančią Pušų gatvė 20 nuosavybės teisę valdomoms pastato dalims su priklausiniais eksploatuoti. Ir viskas. Kas ten per pastatas yra? Čia yra gyvenamasis namas su priklausiniais. Ten daug dėdų mačiau. Kas norėtų paklausti? Nėra norinčių paklausti, kas norėtų pasisakyti dėl sprendimų projektų, kokių pastabų. Taip pat nėra. Kas prieš, kas susilaikė, visiems balsavus už, teikiam tarybai su pritarimu. Ačiū pranešėjai. Svarstysime 7 darbo. 7. Iš tos operos, kas buvo čia, šiuo atveju ir tas, kas buvo iki gegužės 1 prašymų. Likučiai. Svarstysime 7 darbotvarkės klausimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 metų kovo 31 dienos sprendimo numeris T171 dėl Mažeikių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas vietinių ūkio skyriaus vyriausias specialistas, vyriausias inžinierius Airidas Svirskas. Prašom, Airidai. Labadiena. Na. Sprendimo projektas parengtas vadovaujant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatomis. Kadangi savivaldybėje nustatytos socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtros poreikio finansuotinos savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos lėšomis sprendimo projektų socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifos dalis lygi 0. Taip pat nustatoma inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo dalis taikoma savivaldybės teritorijoje rezervuotiems valstybinės žemės investiciniams sklypams. Sprendimo projektų siekiama skatinti investicijas į ekonominę plėtrą, sudarant palankesnės sąlygas verslui, suplanuotojai pramoninėje teritorijoje bei rezervuotose valstybinės žemės investiciniuose sklypuose, kartu nustatant aiškiai ir nuoseklią savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų sistemą pagal statinių paskirtį ir teritoriją. Klausimų pranešėjai apie infrastruktūros mokesčius. Kas turite? David, Aš gal norėjau Dienai, prašau. Noriu patikslinti, čia kur yra Mažeikių rajono židikų seniūnija dėl pramonės teritorijos, ten to nulinio tarifo. Taip. Ar tai įeina visa židikų seniūnija, ar tik tai... Ne, detaliojo plano galiojimo zonai. Tik detaliojo plano galiojimo zonai. Ačiū. Taip, daugiau klausimų. Nėra, kas norėtų pasisakyti. Dėl sprendimo projektų, kokių būtų pastabų. Nėra. Kas prieš, kas susilaiko, visiems balsavus už, teikiam tarybai su pritarimu. Ačiū pranešėjai. Svarstysime 8 darbotvarkės klausimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2026 metų vasario
19 dienos sprendimo T112 dėl Mažeikių rajono savivaldybės 2026-2028 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas strateginių planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laura Gavilavičienė. Prašom, Laura. Labadiena. Tai pristatau sprendimo projektą, kurio pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės 26-28 metų strateginį veiklos planą, patikslinant asignavimus pagal gautas tikslinės paskirties dotacijas, kurias jau minėjo finansų skyriaus vedėja. Čia buvo apie 774 tūkstančius perskirstoma įstaigoms, taip pat sudarytas sutartis ir numatomas skolinimasi, kuris yra perkeliamas iš 27 ir 28 metų į 26 metus. Taip pat, kaip jau buvo minėta, yra gautas ligoninės prašymas ir atsižvelgiant į tai, prašau taip pat leisti tarybai teikti pakoreguotą tarybos sprendimo projektą, perskirstant lėšas tarp programų, sumažinant pirmą programą 125 tūkstančiais, antrą programą 34,8 tūkstančiais, trečią programą 376,8 tūkstančiais ir perkeliant šitos pinigus į ketvirtą programą. Viskas. Tai Klausimų pranešėjai. Nėra, kas norėtų pasisakyti. Dėl sprendimo projektų, kokių būtų pastabų ar pataisimų, nėra. Kas prieš, kas susilaiko, visiems balsavus už, teikiam tarybai su pritarimu. 9. darbotvarkės klausimas. Dėl pritarimo projektui Mažeikių sporto ir pramogų centro Sedos gatvė 55 Mažeikiuose statybą įgyvendinti, finansuoti ir tęstinimui užtikrinti. Pranešėjas strateginių planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laura Gavilavičienė. Prašau, Laura. taip, tai šio sprendimo projekto tikslas yra pritarti projektui Mažeikių sporto ir pramogų centro Sedos gatvė 55 statybą, įgyvendinti ir jį finansuoti. Nes viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra Liepos 30 dieną yra paskelbusi kvietimą teikti projektų įgyvendinimo planus savivaldybių sporto infrastruktūros objektų naujų statinių statybai ir rekonstravimui. Todėl kaip vieną iš galimų finansavimo šaltinių tai mato savivaldybė ir numato teikti projekto įgyvendinimo planą. O pačio projekto tikslas yra sukurti šiuolaikišką gyventojų poreikius atitinkančią sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą. Su šituo sprendimu būtų sudarytos prielaidos teikti projekto įgyvendinimo planą, nes viena iš kvietimo sąlygų yra tarybos sprendimas, numatantis atitinkamą procentą prisidėjimo savo nuosavų lėšų ir užtikrinantis, kad projektas bus įgyvendintas. Pagal įgyvendinimo terminus, nors projektą yra numatoma pabaigti 27, tačiau paraiška bus teikiama iki 28 metų dėl visų leidimų statybos užbaigimo ir visokių deklaracijų pridavimo. Tai toliau yra numatoma, kad valstybės lėšos bus sudarytų 29%, o savivaldybės biudžeto lėšos sudarytų 71% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Dabar yra pateikta paraiška ir kaip Centrinė projektų valdymo agentūra įvertins, bus aišku, kiek projekto tinkamų išlaidų finansuos, kiek ne. Čia apie tą, kurį jūs ir kalbėjot, kad paraiška yra pateikta, nagrinėjimas apie 2 mėnesiai, po to bus aišku, ar kad tuo 29 ar kiek ten procentų paskirs mums nuo to, ir bus tada aišku, kokių būtų, turėtumėt klausimų pranešėjai. Kęstutis, prašom. Aš pamačiau, Kęstutis. Jeigu tos 29% atmes. Ne, bet jis iš savo nuoką. Tai kokia suma viso yra sporto kompleksas? Visa projekto vertė šiuo metu yra, čia kalbant su įranga ir su rangos darbais, su viskuo, visiškai su raktas realiai 31 milijonas skaičiuojam.
Investicinis projektas, ką tik buvo suskaičiuota. Nes tam reikia, tą paraiškai reikėjo investicinio projekto. Tai 71%. 21 milijonus. Taip, Linai, prašau, klaus norėjau. Tai paklausti, jeigu dabar mes pasirašom šitą, sutinkam su tais dalykais, ar ne 29-71%, tai ar mes neužsidėsim savo tokį damoklo kardą, kur mes privalėsim tos 21, virš 20 milijonų jau būtinai investuoti, nes nebegalėsim kitose galbūt dalyvauti kažkokiuose tai programuose ar kažkokiais valstybės biudžeto skiriamuose lėšos. Tada mes minimaliai turėsim bent jau 71% nuo savo lėšų turėti. Iš dalies taip, tačiau yra toks ir atvirkštinis variantas, jeigu projektas mažiau kainuoja, tada turi grąžinti tada ir tam tikrą dalį skirtos paramos. Bet mes matom, kad projektai vis brangsta, viskas kiekvienais metais, tai mažiau, tai čia negali kalbos būti. Tikimybė, kad mums reikės prisidėti šitą 71%, tai yra didelė. Arba nenumatytų Logika, jos padidėjo dažniausiai. Europinėse projektuose jau sudėtinga yra dabar jau būtų dalyvauti. Jeigu ne nuo pradžių, kaip sakytas dalykas, yra valstybės biudžetas arba savivaldybės dalis įvairiom formom. Tai yra viena paskola ar savivaldybės biudžetas, sakykime, galbūt galimai iltės paskola, tai vis tiek traktuojama kaip savivaldybės dalis. Tai tie variantai tokie. Ar į tą 31 milijoną, kuris paskaičiuotas dabar jau čia su visais pabrangimais, ten kur buvo kalbėta ir apie baseiną, ir apie grindis ten, kurios ten su visko, čia pradėjo buvo 23. Taip, čia yra su visko. Brango su visko. Ir elektrinė, aldai ir yra, kaip sakyti, inventorius. Supratau. Klausimų, kas dar turi? Ir metai čia yra 28. Čia yra dėl to, kad dokumentams palikti. Užtrunka visą laiką pridavimai, registrų centrai, ten registracijas. 27 metais, tačiau apie metus laiko palikom pastato pridavimą visiems kitiems reikalams. Nes praktiškai tai būna visą laiką. Projekts ir baigsi, bet priduoti negali dar ten visokių neatitikimų, nesuderinimų, raštų. Klausimų daugiau. Nėra. Kas norėtų pasisakyti? Taip pat nėra dėl sprendimo projektų. Pakeitimų nėra. Kas prieš? Kas susilaiko? 2 susilaiko, 3 susilaiko. Kitiem balsavus užteikėm tarybai su pritarimu. Žaisit viekšniuose. Svarstysime 10 darbotvarkės klausimą dėl valstybės turto nurašymų. Turtų valdymo skyriaus vedėja Asta Garmaliauskienė. Prašom, Asta. Šiuo sprendimo projektu siekiama nurašyti valstybei nuosavybės teisę priklausantį ir Mažeikių rajono savivaldybės patikėjimo teisę valdomą mokyklinį autobusą Mercedes-Benz principų 308 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sutikimas gautas. Klausimų pranešėjai. Pasisakyti norinčių nėra, dėl sprendimo projektų pastabų taip pat nėra. Kas prieš? Kas susilaiko, visiems balsavus už, teikiam tarybai su pritarimu. 11 darbotvarkės klausimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų gegužės 29 dienos sprendimo numeris T134 dėl turto pripažinimo nereikalingų arba netinkamų, negalimų naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimų. Pranešėjų turto valdymo skyriaus vedėja Asta Garmaliauskienė. 2026 metais birželio 17 dieną Lietuvos Respublikos vyriausybė priėmė nutarimą, kurio pakeitė ir nauja redakcija išdėstė pripažinto nereikalingo arba netinkamų negalima valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, tai šiuo pagrindu teikiamas tvirtinti ir Mažeikių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdomo patikėjimo teisę, pripažinimo nereikalingo arba netinkamų, negalimų naudoti ir jo nurašymo tvarkos aprašą.
Klausimų pranešėjai nėra, pasisakyti norinčių taip pat dėl sprendimo projekto. Pastabų nėra. Kas Dokumentai, atsiprašau pirmininkė, bet dokumento tai nebuvo prikabinta prie 11 klausimų. Čia gal pasižiūrėkit. dėvėse, ne? Nebuvo, ne. Užbalsuoti viską. Iki tarybos dar gal tada atsiųskit, gerai, gali susipažinti. Pastaba vietoj. Taip, dėl balsavimo tada kas prieš, kas susilaiko. Visiems balsavus už, teikiam tarybai su pritarimu. Svarstysime 4 darbotvarkės klausimą dėl Mažeikių rajonų savivaldybės priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programos aprašų patvirtinimo. Pranešėja viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė civiliniai saugai Simona Klemenienė. Diena. Šiuo sprendimo projektu siekiama patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programos aprašą, nustatantį Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo daugiabučių namų gyvenamųjų namų rūsiams pritaikyti priedangas, kad būtų apsaugoti gyventojų pasirengimas krizėm ar ekstremaliom situacijom, sudaryti aiškiai ir skaidrią finansavimo tvarką bei užtikrinti racionalų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą. Taip. Kas nori paklausti pranešėjus? Aš esu paklausęs Simonas, ar aprašas tik daugiabučiuose namuose, ar kur nors turit kitų? Daugiabučiuose. Dabar daugiabučiai. Tik daugiabučiuose. O kituose bus numatoma, sakykime, Bus matyta. įmonėse, įstaigose? Šiaip įmonės įstaigos turi užtikrinti. Pačios turi. Praskirta iš įvairių ir programų, ir ministerijos, ir pačios regionės plėtros programos. Savivaldybės lėpsis. Pinga suma ir yra numatytas veiksmų planas, kur galbūt stiprinsim pačias priedangas, kur galbūt baldus įsigysim ir panašiai. Dirba dar grupė ir čia dėliojamas, bet čia visiškai kitos lėšos šiandien savivaldybės biudžeto. Yra jau programos iš kitų šaltinių regionų. Gali taip. Čia yra jau panašiai tas pats principas, kaip ir galiu gyventojams kompensacija. Ar klausimų pranešėjai? Prašau. Denkis. O jeigu daug daugiabučių pateiks finansavimus, tai nebus beberybė, žinai, tai ar jie atranka kažkokią, kas pirmumo teisę turėjo? Ar kas pirmieji pateiks čia pagal pirmumą, ar kaip? Gal aš pakomentuosiu, kadangi susidarė tokias aplinkybės, kad pagrindinis pranešėjas dėl aplinkybių tam tikrų negalėjo sudalyvauti. Tai yra numatyta maksimali finansavimo suma. Tai reiškia, yra numatyti priedangom įrengti arba parengti tam finansavimą, kas galima finansuoti, sąrašas išvardinti tenais. Toliau nagrinėjimas yra komisijoje, savivaldybės lėšų, finansavimas savivaldybės biudžeto lėšomis. Pagal kitų rajonų patirtį yra keletas rajonų, kurie naudoja tokias tvarkas. Tai nėra labai populiari priemonė, tačiau yra parodžius iniciatyvą ir paskatinus gyventojus švietimo pagalba, kaip sakyti, tą dalyką atlikus, ką mes ir ruošiamės intensyviau pradėti daryti. Tai, ta prasme, atsiranda galimybė, suteikiama galimybė yra, parodžius iniciatyvą. Tas viskas mechanizmas veiktų per bendriją arba administratorių, bet su gyventojų pritarimu. Ten, kiek supratau, maksimali suma iki 5 tūkstančių. Ir yra tam tikras sąrašas, kas galima atlikti. Galiu papildyti, jeigu leisite. Paraiškos nagrinėjamos pagal pateikimo datą ir jeigu pinigų pritrūksta, tada rezervinis sąrašas sudaromas kitams metams. Lygiai taip pat yra ir su nuotekų. Taima irgi. Tiek lieka, sakykime, į kitus metus persikelia tos paraiškos ir vėl skirta pinigų biudžetui. Ir pirmiausia skiriama tie, kurie liko iš praeitų metų, tada jau naujiems pareiškėjams. Daugiau klausimų pranešėjų nėra. Kas norėtų pasisakyti?
Taip pat nėra dėl sprendimų projektų, kokių būtų pastabų. Prašau, Kęstuti. Posėdžių galės. Taip, jeigu daugiau klausimų nėra, dėl sprendimų projektų pastabų neturime, tada kas prieš, kas susilaiko, visiems balsavus už, teikiam tarybai su pritarimu. Ačiū Simonai už pristatymą. Apsvaršius visus ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto posėdžių darbotvarkės klausimus, skelbiu posėdžių pabaigą.